Sveiki. Žiūrėkit, kaip būna kaip skirtingos partijos. Skirtingi vežimai, skirtingos plytelės gaunasi. Va tai yra vienas pavyzdys, tai neteisingai susideda, bet prieš tai užsakovas neperspėja, kad atkreipti, kad yra pirktos skirtingos partijos. Mažytė smulkmena, bet žiūrėkit, kiek darbo reikia perdaryti. Tai prašom, pirkdami plyteles visuomet atkreipkite dėmesį į partijas, kurios yra užrašytos ant dėžutės. Ačiū už dėmesį. Štai ką galime padaryti, gavę skirtingų spalvų ir skirtingų raštų plyteles. Tiesiog galime jas sudėti šachmatų eile, arba kitaip tariant šachmatiška tvarka. Na, aišku, žaidimo aikštelė čia kaip beveik ir garantuota, galim mažai šachmatais, arba šaškėm, aišku, ant grindų. Vaizdas, aišku, tenkinamas. Mes patys buvom nustebę, kad gavom tiek tokių, tiek ir kitokios spalvos plytelių po vienodą kiekį. Ir taip gavosi atsitiktinumo dėka, arba čia specialiai buvo sugalvoję šitaip, tik tais mums šito net nepasakė.